Gyvūnų terapija visų pirma pakeitė mūsų gyvenimą. Mes tapom ramesni, laimingesni. Bendraudama su gyvūnais pati jaučiu, kaip auga ir didėja mano atsakomybės jausmas, įsitraukimas, nuoseklumas. Dažnai jie tampa įkvėpėjais ir mano kūrybiniuose procesuose. Ir prieš porą metų pasakiau savo, kad jeigu nors vienas žmogus mūsų ir gyvūnų dėka ateik Mikutė, pajaus ir atras tai, ką atrandam mes ir gaus iš gyvūnų tai, ką gaunam mes, tai bus mano gyvenimo projektas. Ir tokie žmonės atsirado ir tarp kitko ne vienas. Vieną iš tokių žmonių kontaktą nurodžiau ir paraiškoj. Jau gerus metus stebiu, kaip draugų vaikai po dienos pilnos įspūdžių praleistos su gyvūnais lieja savo emocijas pasakojimuose, žaidimuose, piešiniuose. Matau, kaip mūsų organizuojamų stovyklų socialinės rizikos grupės vaikams metu vaikai pilni įtampos ir agresijos, kai pasikeičia jų veidas, laikysena, tonas, viskas, tiesiog paėmus va ką tik išsiritusi paukščiuką į rankas. Manau, kad atėjo laikas dalintis tuo, ką atradom, tuo, ką turim ir keisti kitų pasaulius į gerą. Taikydami gyvūnų terapiją, norime ugdyti vaikų empatiją, savarankiškumą, atsakomybę ir pasitikėjimą savimi ir savo aplinką. Gyvūnai nevertina, nekritikuoja ir nesmerkia, todėl vaikai šalia jų jausis saugus atsiverti.